Galvojau bent lempą nusipirksiu, bet tik tai pilnas parduoda. Nežinau, kada jas čia parduos, nes jas visas baigia augti. Bet šiaip kėbulo būklė tai visų kaip ir geresnė negu mano. Bent jau iki remonto. Na tai va, tokia ta diena šiandien. Renault variklis. Jo, grįžkime į kokius 2021 metus, kai buvo sukioti pirmieji varžtai, kai dar buvo abejotina garso kokybė, reikėjo daug pereiti per įvairią video medžiagą, kur atrasti nuolatos lygiai greičiai vykstančius įvairius darbus pagal galimybės, pagal detalės ir papasakoti kažkokią vientisesnę istoriją. Kviečiu pažiūrėti ir Mariau iš praeities perimk. Šiandien bandysim sutvarkyti mano Renault'o variklį, tai nuskambėjo kiek optimistiškai. Šiandien bandysim aptvarkyti šio Renault'o variklį. Keista, kad jisai iš tikrųjų dar vedasi, nes jo komponentai yra tikrai labai ant ribos ir viskas trapu ir byra kaip pajudinė. Ta pasakius, iš tikrųjų jis pradėjo kurtis vis sunkiau ir sunkiau. Iš dalies manau dėl to, kad į karbiuratorių pateko nemažai šiukšlių. Manau, nuo to ir pradėsiu ir tada po truputį nurinkinėsim tą variklį, nes yra ne tik ta problema, reikės tiesiog ir bendrąją būklę pažiūrėti su tokiais paprastais dalykais kaip švakės ir panašiai. Man kaip ankstyvos nepriklausomybės atstovui dar neteko susidurti su karbiuratoriais išvis, tiesą sakant, praktiškai. Tai labai įdomu bus išardyti savo pirmąjį. Taip, ir štai tas karbiuratorius. Tai kad jį pilnai nuimti, reikia atkabinti gazo sklendę, kuro liniją, pašildymo sklendę, sukti 2, turbūt 13 varžtus ir jisai turėtų nusimti. Na ką, nepraėjo ne 7 mėnesiai ir pagaliau galiu šiek tiek pravalyti šį karbiuratorių. Karbiuratoriai veikia pagal Bernoulio principą, reiškia padidėjus oro srauto greičiui, toj vietoj sumažėja slėgis. Ir čia matosi Venturi tubelė, kuri tą ir padaro. Čia yra platu, siaura platu. Štai šiek tiek matosi iš vidaus. Ir varikliui pro čia siurbiant orą, jisai čia įsibėgėja dar greičiau ir toje vietoje yra kuro padavimas, tiesiog galbūt šiek tiek kampu išvestas vamzdelis ir kadangi čia sumažėjo slėgis, tai jisai nori keliauti į tą pusę. O šioje vietoje turėtume rasti panašų įrenginį kaip tualeto bakeliuose, kuris reguliuoja, kiek kuro jame yra, plūdė vadinama, ir ta plūdė atitinkamai paima kurą iš bako, kiek reikia tuo metu. Čia viršuj yra vadinamas čiaukas angliškai, sklendė reguliuojanti mišinio riebumą. Kai būna variklis šaltas, šią sklendę reikia uždaryti, kad
dėl slėgio sumažėjimo šioje vietoje imtų iš aplinkos ne oro daugiau, o kuro. Ir taip gautume riebų mišinį. Na, o čia yra ta tradicinė gazo sklendė. Karbiuratoriaus perrinkimo rinkinys yra labai ribotas, susėda iš tarpinės tarp kolektoriaus ir karbiuratoriaus, tarpinė tarp šių dviejų plokštelių, tarp šių dviejų dalių, viršinės ir apatinės, purkštukas ar vožtuvėlis, kuris atsakingas už kuro reguliavimą šioje vietoje ir, kaip suprantu, tarpinė jam. Tai užduotis šiam pravalyti, čia beros turėtų būti filtriukas, sukti, padalinti į dvi dalis, pažiūrėti, kaip ten atrodo viduj, ką galima pravalyti. Taip, na va. Tikrai nepuiku, bet geriau negu buvo. Tai reikia bandyti atsukti. Na, pirmą pažiūrėsiu, kas slepiasi čia. Taip, matyti filtriukas. Beveik visiškai užsikimšęs. Šiaip atrodo pakankamai švarus vidus. Bet žinoma, vis tiek pravalysiu. Štai toji plūdė, apie kurią kalbėjau. Čia laikosi kuras ir jis per ten pakliūna. Taip, na va ir adata. Jis sukasi čia. Taip, senoji tarpinė. Reiks ją iki galo nuvalyti. O štai pro čia pakliūna kuras. Nepanašu, kad čia būtų kažkas blogai. Bet, kad jau turiu naują, reikia pakeisti. Na va, tas dar visai nemažai purvo ten, kur valiau. Reikės išsukti dar kartą. Ir jo, čia viskas visai paaugę. Naujasis žymiai lengviau juda. Štai kaip išsivalė. Šiek tiek rūdžių tenai ant sriegio liko, bet nelabai iš jų ten galiu išimti. Šiaip įdomu, koks čia fantastikos plastikas, kur mirksta, kuria 30 metų ir vis tiek yra kaip naujas, netrapus. Kuras užsipildo, plūdė pakyla ir uždaro šį vožtuvą, kad kuras daugiau nebėgtų. Nu, čia aš jau įsijautęs šneku, kaip turbūt tuoj karbiruos mano karbiuratorius, kaip dar niekad to nedarė. Deja įsijungiau timelapso režimą, o jisai garso nelabai registruoja. Tai va, prie kitų darbų. Taigi ir toliau ardau savo Renault 4, nuiminėjau viską iš eilės, kas yra apie variklį ir kas trukdys virinti
šį spūsį sparną. Bet įdomus dalykas, kurį atradau, tai yra variklio plokštelė su kodu ir pagaliau paaiškėjo, kas iš tikrųjų pas mane per variklis, nes visur duomenys skirtingi. Ant TechPaso parašyta 995 kubiniai centimetrai, o čia ant lentelės yra tokie skaičiai. Ir greitas pagooglinimas parodo, kad tai yra 800 kubinių centimetrų variklis, 4 cilindrų ir nežinau kiek kilovatų, jį pilasi 2,5 litro tepalo, tai tik sakyčiau ekonomiškai, bet turiu ir visą oficialų Renault mechanikų katalogą, pagal kurį dirbdavo Renault centrai, tai ten bus tiksliau parašyta. Štai kaip nusiema švaklaidžiai. Labai jau sumedėję. Galvojau, bus sunku atsiminti, kur kokie laidai eina, bet kai taip nusiema kepurė tokių voriukų, tai manau dėl to problemų neturėtų kilti. O štai kaip atrodo patys kontaktai. Ir skrykas. Iš pirmo žvilgsnio nėra dar labai nusidėvėję. Tas pats žmogus, kuris įsukinėjo žvakes į mano Audi, turbūt įsukinėjo jas ir čia. Beje, nekreipkite dėmesio į tą įrankį. Net ir toks yra per stiprus. Jokio peties. Pirmą kartą išsukinėjau šitą, tikrai. Štai kaip atrodo pravalyta biškį. Nepravalyta. Ir žvakės praktiškai buvo nepriverštos. Jos atrodo purvinai labai dėl to. Nežinoma, kompresija leido lauk. Na tai įdomu, kas čia bus. Pabandysiu įkišti kamerą į vidų. Na, rezoliucija čia tokia 640 ant 480, bet šis tas matosi. Keliaujam pro žvakės skylę. Matosi atsidaręs vožtuvas, kepęs, žinoma. Bet pažiūrėjus sieneles, matyti honingavimas. Tikiuosi čia honingavimas. Tai va, pažiūrėjau, kas vyksta kitame. Panašus vaizdas. Čia šešėlis. Čia šiukšlinėlis atrodo gal biškį. Nu, va, čia gerai honingavimas matosi. Labai ryškus. Na jo. Tai dabar beliks sudėti žvakes, visą degimą, kompresijos dabar tikrai nematuosiu, nes tas variklis jau turbūt ant 3 metai gal eina kaip, turbūt ant 3 metai eina, kai jau nebuvo užvestas ir duomenys tikrai būtų netikslus, tai pirmiausia reikės jį pabandyti prakūrenti, pažiūrėti iš viso kas su juo vyksta. Šiaip, net ir su tom nesąmoningai įsuktom žvakėm ir labai jau pavargusių laidynų ir panašiai, jisai sugebėdavo veikti dar visai lygiai. Tai pažiūrėsim, kiek ten iš tų 25 kW bus likę. Vandens pompos garsas. Gal čia taip paprastai tas guolis ir pasikeičia. Skrėmulį pakaitinus porą smūgių guminių plaktuko
Ir jisai jau daugiau mažiau laisvas. Toks jausmas lyg jis iš popieriaus būtų. Lonytis labai. Kaip ir viskas šitoje mašinai. Štai ir vandens pompa, kurią reiks pakeisti. Tai kad nuimt vandens pompą, reikia atsukti šios varžtus. Keli jų buvo uždengti generatoriaus, o įdomiausias vienas yra uždengtas vožtuvo dangtelio. Vienaip ir kitaip tą tarpinę aš turiu ir noriu pakeisti. Tai gal ir neblogai čia viskas gaunasi. Tai spėju dėl to, kad vožtuvų reguliavimas yra dažna procedūra ant šitų senų variklių. Tai jis laikos tik tai 2 rankom praktiškai atsukamais varžtais. Ir pažiūrėkime, kas tenai slypi. Arba nepažiūrėkime. Na ką, gyveni ir mokaisi žmogus. Prisukinėjo varžtų, kurių nereikia, nes reikia tik tai šitos 5. Vienas iš kurių pas mane nulūžo. Tai ta pompa vienaip ar kitaip dabar jau sukiojasi ant to nulūžusio varžto. Žinoma, kaip be nulūžusio varžto. Tai pamėginsime lupti. Na va, išgrėžiau tą varžtą, turėjau nusimti. Va tas varžtas, kas iš jo liko. Įdomu būtų pamatyti senosios pompos sparnuotę. Didumo varžtą jau atsukau, tai galim pažiūrėti. O, kokia įdomi. Žinoma, visiškai metalinė. Su sparnuotė kaip ir viskas tvarkoja, bet guoli problema. Ir štai paslaptinga skylė, pro kurią leido, kur buvo įkalta malka. Bet turbūt įdomiausia dalis visame šitame reikale yra šis įrenginys. Tai yra malka. Malka yra įkišta štai čia. Ir todėl iš ten niekas nebėga. Tai va, beliko pakeisti naują pompą, judėti pirmin. Priskretimas. Čia jau šiek tiek prasiplovė su mano atnaujintu tepalu.
nežinau kaip reikės. Bandysiu sudėti šiek tiek naujų detalių. Tepalo filtras keistai nepatogiai įdėtas, tai bandysiu pakeisti jį dabar. Citroeno sferų keitimo įrankis. O, sukas. Uždegimo rite, skriejikas, termostatas, tepalo slėgio jutiklis. Garsioji babina turėtų visai papuošti variklio skyrių. Bandysiu patikrinti degimą. Čia yra rotorius. Kai jisai sukasi, jisai turi tokį kaip velenėlis, išgaubimus ir atidarinėja kontaktą štai čia. Kai kontaktas atsidaro, per jį šoka iškrova dėl kintančio magnetinio lauko ritėje ir ta iškrova keliauja į žvakes. Tai turėtų įvykti 7 laipsniai arba 11 mm prieš pirmam cilindrui esant aukščiausiam taške. Ta bandysiu patikrinti ir tarpas čia turėtų būti 0,4 mm. Tai mašina pakelta. Būtų gal geriau į ratą sukčiau į kitą pusę, na bet. Čia yra žymė, kuri rodo esant pirmo stūmoklio aukščiausią tašką. Atrodo puikiai. Na, metas palyti šitą dangtelį tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Labai senai matęs tepalų keitimą variklis.
gerai, gal čia netaip ir gerai dar viskas atrodo, nes tie laidai, tas maišas ir visas tas jaulas, bet gal ir malonus progresas vis tiek kažkiek. Priėjo metas laidynui. Principe su juo kaip ir viskas atrodo neblogai. Išskyrus tai, kad jisai negražiai atrodo. Daug kur yra apdažytas. Tai aš tiesiog apvyniosiu dar vienu sluoksniu izoliacijos. Turėtų pasikeisti vaizdas. Na čia prieimui vis mažėjant, kadangi jau dėsiu karbiuratorių, tai gal pirmiausia uždėsiu stabdžių skysčio bakelį. Spėju atvirkščiai būsiu įdėjęs. Imtis įvairių kolonėlių. Nu. Pirmas bakelis. Šiandien bandysime užvesti renuką. Na, gal nėra čia kažkas labai jau tokio ypatingo, bet ta mašina nedirbo jau turbūt apie porą metų. Įdomu bus vėl išgirsti, plus nemažai atnaujinimų su karbiuracija, degimų ir panašiai. Tai beliko tik tai pabaigti kelias smulkmenas. Elektrą jau plius minus aptvarkiau. Dar ne visi laidai pajungti, bet tie, kurie būtini užvedimui, sutvarkyti. Šitie nebūtini. Beliko gal kol kas prikabinsiu duslintuvą tik tai vamzdį, kad jeigu užsives, tai mestų viską į rato pusę, ne į variklį. Uždėti radiatorių, pajungti likusias šlangas ir galbūt sukti raktelį. Senai matyta bėgių lazda. Taip, taigi kokia dabar situacija, štai kas padaryta ir kas planuojama padaryti. Uždėtas karbiuratorius su kol kas per ilgų trosų, nes dar reikės reguliuoti, tai kol kas neprikirpau, tačiau neturėtų jis čia niekur strigti. Stabdžiai nėra pajungti, nes galas dar nesutvarkytas, tai vienintelis stabdis, kuris veikia, yra rankinis. Uždėtas radiatorius, aušinimo sistema beveik visa.
bet jos dar šiandien nepildysiu, nes idėja yra tik tai užvesti, nebus daug reguliavimo, iš dalies dėl šio tikro barnfindiško bako, kadangi kuro linijas perdaryti taip pat reikės apsukti mašiną ir potencialiai gal net nuiminėti baką. Taip, aptvarkyti, žinau, kad keista, bet čia yra tokie aptvarkyti jau laidai. Taip, greitas minuso atjungimas, pliusas, uždėti visi dirželiai, pajungtos pavaros ir galima pažiūrėti, kas atsitiks uždėjus minusą. Taip, kol kas niekas nesvyla. Geras ženklas. Žinoma, daug kas yra nepajungta ir kiek įmanoma atjungta, palikta tik tai, kas reikalinga. Taip, reikia nuimti jau per ilgai užsibuvusį apsauginį popierių. Na, panašu į laisvą. Pabandysim seną triuką. Bus garsų. Kažkodėl labai aukštos apsukos. Aha, pastrigo sklendė. Taip. Kadangi net negirdėjau savęs mąstant, tai nedidelis patobulinimas. Pažiūrėsim kaip dabar. O, daug geriau. Puslitris kuro per kelis užvedimus. Na jo, galėtų tikrai būti mažiau. Kaip ir darbas su šitą mašiną, nes dar laukia ir kuro sistema, ir elektros sistema, ir galinė pakaba, ir aibė visokiausių kitų smulkmenų ir nesmulkmenų, apie tai kitose serijose, o tuo tarpu per šį neilgą laiko tarpą nuo praeitos serijos įkelimo pardaviau tiek Citroeną, tiek Volvo. Citroeną įsigijo kaunietis, kuris tokią jau turėjo, tik tai norėjo su mechaninė dėže ir tik nusipirkęs sulakstė darbo reikalais į Vokietiją ir atgal. Pagarbos taškai už tokį entuziazmą. Tuo tarpu tik įdėjus Volvo skelbimą, ragelis niekaip nutilt nenorėjo. Ir pirmi atvykę, pirmi įsigijo.
Tai tikrai daugiau žinių turintys apie šį modelį žmonės negu aš. Ir labai smagu, kad mašina toliau keliauja į geras rankas. Tikiuosi, naujiesiam savininkam jos kels mažiau rūpesčių negu man, arba jie mokės geriau su joms susitvarkyti. Bet kokiu atveju papildomas laikas man jų neremontuojant keliauja tiesiai pas Renuką ir netgi vienam kitam video į metus. Todėl galiu drąsiai teikti, jog tai yra paskutinis šių metų video. Ačiū visiems ištikimiausiams žiūrovams ir visiems naujai prisijungusiems, kurie palaikote šį kanalą gyvą. Ir susitiksime 2026.